Su jumis sveikinasi Nematomas pasaulis autorė. Šiandien pasidalinsiu realiomis savo ir kitų žmonių istorijomis. Pradėkime. Pirma istorija. Autorės istorija. Būdama paauglė, mokiausi profesinėje mokykloje. Vėliau buvau išsiusta į praktiką viename prekybos centru. Dirbau skyriuje su dar keliomis už mane perpus vyresnėmis darbuotojomis. Vieną naktį matau sapną. Sapno vizija atitinka mano tuometinį realų gyvenimą. Stoviu savo skyriuje, kuriame atlieku praktiką. Priešais mano skyrių išsidėsčiusi salė ir už jos iškart prasideda laiptai vedantis į pirmą pastato aukštą. Aš randuosi antrame. Visada prekybos centre pilna žmonių. Ir staiga žmonių srautas mažėja, ant laiptų nieko nebelieka. Matau, kaip iš pirmo aukšto laiptais kyla jaunuolis, vaikinas, maždaug apie 25 metus amžiaus, apsirengęs keistai odiniais rūbais. Tai tokia profesionali apranga, kurią nešioja motociklininkai. Veidas jo susirūpinęs, rankoje laiko kažkokį lapą ar užrašų knygutę ir kažką iš ten skaito. Jis kyla laiptais, pakelia akis į viršų ir mūsų žvilgsniai susitinka. Nepaleidžiant mano žvilgsnio, jis tiesiai per salę eina link manęs. Aš stoviu ir žiūriu į jį. Jis priėjo prie manęs ir aš matau gan simpatišką jaunuolio veidą. Tačiau jo odinė apranga mane kiek glumina. Jis, rodydamas savo užrašų knygutę, kažko manęs klausinėja. Aš stoviu, žiūriu į jį. Negirdžiu, ką jis sako, tik tyliu. Apsisukęs jis nueina ir nusileidžia laiptais į pirmą pastato aukštą. Sapne suprantu ir kažkokiu būdu matau, kaip jis nueina į pirmą aukštą vieną skyrių, kuriame tuo metu praktikavosi mano kolegė. Ir rodydamas jai tą pačią užrašų knygutę kažko klausia. O sapnas ir baigėsi. Atsikėlusi ryte, kaip ir kasdien, nuvažiavau savo praktiką tame prekybos centre. Eilinė diena, sapną kiek primiršau. Popietinis laikas. Stoviu už prekystalių. Tiesiai prieš mane salę, už kurios prasideda laiptai. Matau, kaip mažėja žmonių kiekis ir jų visai kažkuriuo momentu nebelieka. Sąmonė susikaupia. Ir aš suvokiu, kad tai jau kažkur mačiau. Pradedu priminti sapną. Situacija pažįstama ir apima kažkoks neapsakomas sąstingis. Tuomet, kai pamatau laiptais kylantį tą patį jaunuolį odiniais rūbais. Bijojau kvėpuoti, pajudėti, stovėjau kaip stulpas. Jaunuolis iš sapno. Situacija identiška. Kaip iš sapno. Rankoje pas jaunuolę ta pati užrašų knygutė, ta pati apranga, veidas, viskas kaip sapne. Jis ėjo link manęs. Aš patyriau tikrai didelį išgąstį, nes tuo metu tikrai nežinojau, kad taip gali būti ir tai vyksta realybėje. Vaikinas priėjęs kažko teiravosi, žiūrėdamas į tą užrašų knygutę, klausinėjo manęs, o aš nieko. Apimta baimės, sustingau ir nieko negalėjau padaryti su savo kūnu. Širdis kalė, kaip išprotėjusi. Man buvo beprotiškai baisu ir vienu momentu iš tos baimės aš ištrūkau ir leidausi bėgti. Nubėgau į patalpas skirtas personalui. Mano tą pasitraukimą stebėjo skyriuje dirbusios moterys ir atbėgo iš paskos. Radę mane ten suklupusią ir visą išbalusią, amoniako pagalba jie grąžino mane į sąmonę. Bet ilgai dar sėdėjau visa pakraupusi. Atsigavusi, aš prisiminiau savo sapną ir supratau, kad viską, ką mačiau sapne, pasikartojo čia ir dabar. Mano sapne tas vaikinas turėjo apsilankyti ir mano kolegės skyriuje, kuri dirbo pirmam aukšte. Aš nuėjau pas ją
pasiteirauti, ar nebuvo kartais toks vaikinas užklydęs su užrašų knygutė odiniais rūbais pas ją. Ji patvirtino, kad toks buvo. Teiravosi labai nereikšmingų dalykų, kurių mes neprisiminėm. Man tuomet buvo 14-15 metų. Šį atvejį prisimenu kaip lik vakar įvykusi. Labai gaila, kad neišsisaugojo atminti, kogi reikėjo tam vaikinui nei sapne, nei realybėje, ko jis iš tikrųjų ieškojo ir teiravosi. Po šito įvykio, kai patyriau didelę baimę ir išgąstį, labai ilgai negalėjau jausti pojūčių, kurie buvo prieš tai. Matomai, taip mane apsaugojo, nes baimė žmogui yra didelis priešas ir blokas. Vienos mamos ir jos sūnaus istorija, kurios liudininkė buvo ir nematomas pasaulis autorė. Kažkada maždaug prieš 15 metų turėjau kaimyną berniuką, kuriam tuomet buvo apie 4 metukus. Draugavome su to berniuko mama. Susitikdavome paplepėti. Ir vieną tokį susitikimą draugė pradėjo pasakoti apie savo vaiko pasakojimus. Tai mano draugė atrodė, kad jos vaikas nusišneka. Tačiau tos temos ir istorijos, kurios skambėjo iš vaiko lūpų, buvo gan neįtikėtinos. Vaikas buvo normalių berniukų. Augo, žaidė, išdykavo, kaip ir visi kiti vaikai. Jam labai patiko žaisti su konstruktoriais bei žiūrėti filmukus apie transformerius. Jį domino inžinerinė tematika. Ir štai vieną dieną, eilinę dieną, jis kaip visuomet žiūri filmukus, kažką paišo, šalia sukiojasi jo mama tvarkydama buitį. Jis kreipėsi į mamą ir sako: ar tu žinai, kad Dievas mus visus mato, stebi ir žino, ką darome? Aišku, mama nelabai suprato, iš kur ir kodėl jos vaikas kalba tokius dalykus. Kažką jam atsakė, bet stengėsi nekreipti dėmesio. Kitas atvejis buvo toks. Iki to berniuko gimimo mirė viena iš močiučių. Ir jis jos nematė, nepažinojo, žinoma, tik iš mamos pasakojimų girdėjo, galbūt nuotraukose matė. Ir vėl eilinė diena, berniukas su mama namuose kažką veikia. Vaikas kaip iš niekur sako: mama, o tu žinai, mūsų močiutė ir vardė jos vardą danguje ir ji jau gimė mažu vaikeliu. Pastaba, kad šio berniuko mama ir tėtis nėra stiprus katalikai ir jų šeimoje nevyksta pokalbiai apie Dievą, tikėjimą, bažnyčią ir panašius dalykus. Jie išlieka šioje vietoje neutralūs. Mamos reakcija į tokį pasisakymą sekanti. Ji klausė: sūnau, iš kur tu apie tai žinai? Kas tau sako, o gal matei kažkur? Ką jisai atsakė, kad tiesiog žino ir mato. Sekantis to vaiko pasakojimas buvo apie dangų, kai pagal jų turimas žinias jis matė, jam taip rodė, kad danguje vyksta kovos tarp angelų. Angelai yra baltos ir juodos spalvos. Juodos spalvos angelai yra negeri ir jie mušasi su baltais angelais. Kai juodos spalvos angelas sužeidžia baltąjį, tai vienas sparnas sužeistojo baltojo angelo virsta juodos spalvos. Šitą pasakojimą girdėjau aš asmeniškai, kadangi berniuko mama leido su juo pabendrauti. Ir jis man nupasakojo tokią istoriją. Mama neskatino vaiko kalbėti tokiomis temomis. Ji manė, kad žmonės gali į tai sureaguoti nepalankiai ir kažkaip pakenkti šeimai. Todėl, kai toliau vaikas norėjo pasakoti dažniau, mama nustodavo kreipti į tai dėmesį, kad užsimirštų ir nekeltų susidomėjimo. Berniukas vis mažiau pradėjo pasakoti. Praėjus kažkur metams po mūsų pokalbio su vaiku, jam jau buvo virš 5 metų, link 6, aš jam priminiau jo pasakotas istorijas ir pabandžiau išvesti į pokalbį, tačiau jis kalbėtis daugiau
nenorėjo. Jis žiūrėjo mane ir šypsojosi, nieko nesakydamas. Su berniuko motina apie tai irgi daugiau nekalbėjome, nes jai buvo kažkaip nekomfortiška tęsti tuos pokalbius. Praėjo po to jau daug metų. Įdomu būtų pabendrauti, kad ir su mama. Gal dabar, kai vaikas jau suaugęs jaunuolis, jie galėtų laisviau apie tai kalbėtis ir atskleisti daugiau įdomių istorijų. Istorija atkeliavusi iš vaikystės. Vienos mano draugės istorija, kuri palėtė ir Nematomas pasaulis autorė. Mums tuomet buvo po 12 metų. Geriausios draugės namuose lankydavausi dažnai. Be mamos ir tėčio dar bute gyveno močiutė. Ji turėjo verpimo ratelį ir kol dar buvo sveika, dažnai verpdavo. Vėliau močiutė susirgo ir atsigulė į patalus. Gulėjo ir buvo slaugoma šeimos. Po kelių metų ji mirė tuose pačiuose namuose. Palaidojo. Po kurio laiko mano draugė labai atsargiai, nepasitikėdama aplinką, pradėjo kalbėti apie tai, kad bijo likti viena savo namuose. Žinoma, aš, kuri domėjausi visais nepaaiškinamais dalykais, pradėjau klausinėti ir traukti iš jos informaciją. Paaiškėjo, kad ji, ir ne tik ji, o ir kiti šeimos nariai, girdi verpimo garsus, kokius, kaip kadais, būdama gyva močiutė, verpdavo ir sukosi verpimo ratelis. Kad įsitikint, jog tai yra tiesa, ėjome klausytis. Žinoma, mano iniciatyva ir laukiame to momento, kada prasidės. Na, tas neatsitiko mums paliepus, bet vis dėlto šio momento sulaukėme. Tylus verpimo ratelio garsai sklindo iš koridoriaus, kuris buvo pakankamai ilgas ir vedė į kambarį, kur kažkada gyveno močiutė. Apart tų garsų, kitų nebuvo. Keista, tačiau garsai sklido iš koridoriaus, ne iš kambario, kur verpdavo močiutė. Labai aiškiai girdėjusi tik koridoriuje. Mūsų vaikus išgirdus tos garsus apėmė tikrai didelę baimę. Mes sėdėjome virtuvėje ir klausėmės. Bijojome. Kaip prasidėdavo, taip ir pasibaigdavo tas verpimas iš anapus. Jis tęsėsi draugės namuose tol, kol tėvai pašventino namus. Viskas su tuo ir pasibaigė. Šitie dalykai išliko atminti iki šių dienų. Šiandien tiek istorijų. Lauksiu jūsų potyrių elektroniniu paštu. Nematomas pasaulis x@gmail.com. Iki.